Atlėkėm su sesė ir dukterėčia į Kupiškio miesto biblioteką. Parodysim, kas gero, šiaip iš tikrųjų labai gražu, viskas atrenovuota prieš keletą metų, tai pasižiūrėkim, ką turim. Svajonė? Kokia tavo čia kepurė? Su šaltybarščiais parodysi man? I'm getting cool from the wind. Aha. Visos šeimos moterys pavalgėm skaniai, dabar tiesiog vaikštam po Kupiškį. Turbūt pirma tokia graži diena. Šiek tiek yra vėsumos, bet šviečia saulė, viskas atrodo žalia, nes daug lietaus buvo apie paskutinės dienas. Faina truputėlį ištrūkti iš namų ir pavaikščioti po savo gimtąjį miestą. Pažiūrėkit, koks grožis. Čia kultūros namai ir kaip visur gražu ir sutvarkyta. Atvykite į Kupiškį. Ką veikiu? Ogi braškių lysvėje ieškau braškių. Va. Savas braškės vis tiek skaniausios, ar ne, mamukai? Nu, taip. Braškiautojas. Su žeminiais megztiniais. Čia kiek gervuogių bus. Oh my god. O avietės, sakė, prastai auga šiais metais. Tai nežinau. Turėtų būti aišku, bet labai žemos. Nežinau. Šiaip dažniausiai čia tokie dideli krūmai būna. Numatysim. Šnipštukai. Matom tave. Nesibaidai. Eikški.
Jėtuką bijai. Šnipštaliuk. Va pačios gražiausios kaimo puokštės. Iš daržo, gėlytės, pažiūrėkit, kaip gražu, kiek spalvų. Ir kaip žalia, ir va į vedriuką, kibiriuką ir puikiai. Varom su šeimyna į Biržus. Ko? Truputėlį pamaklinėti. Diena nelietinga, šviečia saulė, žiauriai vėjuotam. Tai kaip mums ten seksis, nežinau. Bet nuvažiuosime iki to ilgiausio tilto Lietuvoje. Pontoninio, ne pontoninio, nežinau. Ir įkopsim į bokštą. Taip? Taip, Senytė? Mes čia važiuosim. Va ir senelis atėjo. Taip? Taip. Pirmiausia, užsukome čia. Toks žemėlapis, matosi, kas teritorijoje yra. Tai einam pasižiūrėsim. Čia pravažiavom šitą, tai čia ne. Čia irgi pravažiavom, kitoj pusė yra. Mes va šitoj zonai. Kur ten buvai, ko ieškojai? Senų rakandų. Senų rakandų. Ar radai ką nors? Čia daug gali ar visko ras, man atrodo. Nu, pasižiūrim. Opa. Oho, čia labai daug rakandų. Čia separatorius, grietinėlį daro. O. Senovinis. Separuodavo pienu, taip sakydavo, separuoja pienu. Kaip šitie samavarai? Samavarai. Samavarai. Čia atėjo iš Rusijos. Čia kavamalė jaučiu. Va, prie tokių klėčių mes su draugiam žaisdavom kaime. Ir atrodė taip normalu ir natūralu, dabar va muziejai tokiose vietose. Net keista. Va gal šitas mas čia raktas. Senytė, žiūrėk, ne tavo čia batai. Guminukai. Man atrodo tavo. Ne. Tokia graži, va tokia mačiutė turėjo. Batsiuvė. Kas čia per aparatas tėti? Tikriausia batsiuvė. Arba plotininkų. Siuvimo mašina. Čia mezgimo. Oho. Kaip vadinasi šitie? Bezmėnas, pasmutikinas. Bezmėnas. Paskui prie pirtyvą kaba šita dalis be... Be kablio? Visosgi kaba bezmėnas, ja, visas. Ir tada čia žiūri, kiek svoris yra. Nes jeigu per daug pertrauksi, va ton pusę, jau negerai. Jeigu per mažai, va irgi negerai. Turi įsilyti. Čia labai jautrus yra. Gaisrinė sistema būdavo anksčiau.
Jau čia į pečių. Pačiūros, nu. Pačiūros dar turėjau tam. Mokyklos laikais, ne? O mama neturėjo. Mama neturėjo, mažutė. Čia bus kaitlinti kokia. Elektrinė. Maisto gamindavo. Čia? Taip, čia yra kuliamoji. Jungdavo variklį per diržą, sukdavo ar čia kuldavo. Dabar tai atitinka dabartinį kombainą. Aha. Šienapjė arklynė, varkliai traukdavo. Tai čia labai ilgas išlis. O čia matos rogutės, kokias mes irgi turėjom. O čia tai tikrai pono vežėjai. Karietos. Minkšta, švelna. O va šita kokia, pažiūrėkit. Na jo. Tokioje gražioje vietoje esam. Primena mūsų kaimus, mūsų tą lietuvišką paveldą. Kas dar nebuvote, apsilankykit Biržuose tikrai. Čia tokių fainų vietų aplankyti. Tiek visko daug, čia atrodo dienos neužteks apeiti. Nes tiek daiktų ir atrodo viską norisi apžiūrėti. Aha, sekantis kambarys. Ką veikiat, mergaitės ir berniukai? Ruošiam duoną kepti. Duoną kepti. Na, ir kur kepsim? Pečiai. Pečių šilta. Jau tu nori likti ant pečiaus, man atrodo, šilta. Palauk, jūs sakydo, ne ležonkos? Ne, ant pečiaus, taigi tai pečias. Gal, tai kur priengis. Ležonka. Ležonkos, sakiau. Ležonka, tai čia? Va, ateik. Kurgi? Va. Čia ležonka. Ležonka. Čia virdavo puodus, uždėjai arba kepdavo. O čia yra pečius, kur kepdavo duoną, mėsą. Ir sausainius. Sausainius, troškinius daro. Tai čia yra pečius. Senovinis selfis. Čia yra vienintelis veikiantis vėjo malūnas Lietuvoje. Sakė malūnininkas. Jis labai vėjas duris trenkia. Čia mala miltus vajanyti ir kepa daonytę iš šitų miltų. Kur varai? Varai miltų malt. Kur aukščiau sakykite, nedalinu. Varam svajonė, varam. Bet reiks ir nulėkti. Dar jis nebeliks. Lipsim, lipsim. Va ten eisime pasižiūrėti gyvūnai, ten alpakos, vačiūros. Eisime, taip? Ten pasižiūrėti. Nepatinka man pasakyti. Bet vėjas koks. Vėjas šiandien, pažiūrėkit, tiesiog ir garsas koks.
Ir va dabar keliausim ten, į aną pusę, ten ir gyvūniukų visokių yra, va lamos matosi liktais, kad. Ir fontanas, irgi labai graži teritorija. Pažiūrėsim, ką gero turi ten. Labas, gražuolė. Labas, labas. Kuo tu vardu? Oi, koks gražus. Kokių gražių spalvų. Ir kalakutas yra ant saulytės. Šildas mergaitės. Kiškiukai? Viste. Viste. Jau. Geros, o gal alaus? Užeina. Arba gal kompotą kokią? Tikrai kažkas verdama. Taip, kompotą viriau. Tada dar geros turim. Čia va šitam. Agurkiukų. Ir alaus yra paslėpto. Nealkoholinio. Pasitaisiu. Mano bufetas. Kaip gražu. Kaip gražu. Va tokios buvo tarybiniais laikais invalidų mašinos. Va šita, va ta, 3 ratų, čia 4 ratų, skabiški tokia važinėja viena. Tik dar senesnė. Tai čia žmonės su negalia, žodžiu, tokias vairuodavo. Kokio grožio. Wow. Tokios norėčiau tikrai. Va su šita mašina ir man pačiai yra tekę važiuoti vaikystėje. Mama, kaip vadinasi tiksliai? Pobėda. Va, su tokia. Yra tekę ir ne kartą. Praplauna stiklinį ir ten įpila bokalom. Ai, čia ir kranelis, nu. Čia gerai, čia praplauna stiklinį, čia bokalai, čia praplovė, tu išgėrį padėjai, praplovė įpylę, kitam padavė, nebuvo kaip dabar, kad vienkartiniai. O ten alaus. Ai, jo. Lygiai tas pats principas. Šiaip pažiūrėkit, kokių gražių vietų Lietuvoje yra. Ne kiek gražių, kiek tokių istorinių. Labai smagu pamatyti savomis akimis. Kažkaip pabandyti įsijausti į tai, kaip gyveno mūsų tėvai ar mūsų seneliai. Ir galbūt mūsų amžiuje rasti kažką, kas priklausė ir mūsų vaikystėj. Pažiūrėkit, kokios gražios. Spalvos visų mašinų tai tikrai nerealios. Motociklai. O, dievulėliau.
Pažiūrėkit. Geras. Lauke vėjas toks didelis, kad traška stogas. Vau, pažiūrėkit, kokie motociklai. Va, kažkurį iš tų turėjo mano senelis. Tai ir senelis praveždavo, ir dėdė praveždavo pro kaimą. Atsimenu, labai patikdavo. Uždėdavo tokį šalmiuką ir rūkdavom per žvyrkelius. Iš tikrųjų, kolekcija čia kosminė surinkta, čia jų tiek daug. Ir jie visi tokie gražus, taip gražiai restauruoti. Net ir televizoriai, pažiūrėkit, šileliai. Miniukai kokie. Radijos įvairiausios. Va, kažkurį iš tų turėjo mano seneliai. Taip pat amžinatilsį, atsimenu, kaime leisdavo. Man dabar šiuo metu aktualu dviračiai. Tai va, smagu pasižiūrėti, kokie irgi jie buvo anksčiau. Wow, tikrai labai džiaugiuosi, kad atvažiavom. Šiandien yra mano paskutinė diena Lietuvoje, rytoj jau išskrendu atgal į Olandiją. Tai ačiū Dievui šiandien nelijo, tai taip staigiai, neplanuotai, ekspromptu sugalvojame išvažiuoti į Biržus. Ir štai tokią vietą aplankėm, tai labai faina. Šio video aprašyme bus parašyta, kur ši vieta randasi, kaip jį vadinasi. Ir tikrai, žinokit, tikrai verta. Suaugusiam žmogui 15 eurų, bet visos šitos zonos, tiek ten su malūnu, tiek su tais gyvūnais, tiek šis muziejus, viskas yra skaičiuota, tikrai, tikrai apsimoka. Paragausim tarybinių ledų. Bent jau tėvai sakė, kad tarybinė stilius. Ir seniau būdavo kaip popierinė, ne? Taip, taip. Kaip čia iš tų? Čia spaudos ankilukas. Turiu paklausti. Tokie riebus. 10 iš 10. Lipam, yra čia kur palipėti, bet manau vaizdas bus vertas šito sporto. Šiandien toks vėjas, per video turbūt nesimato taip. Pažiūrėkit, tik plaukų neturėčiau iki tiek čia. Vargo vakarienė, bet finišo tiesioji beveik čia. Ir va čia žmonės ir atsisėsti gali. Kas čia? Teko susirišti plaukus, nes jau šakis. Ir nosis, ir akis, ir burna pilna mano. Neatsimenu, kada kažkur esu buvus kaip toks didelis vėjas. Wow. Kur sunku net telefoną išlaikyti, sunku eiti, sunku apskritai funkcionuoti šiandien dienoje. Va, buvom viršuje. Buvom vieni, už tai, kad toks didelis vėjas, turbūt žmonės nelabai šiandien čia keliauja. Dabar leidžiamės žemyn. Akis išpūstos tiesiog.
Apsverkiu kokius 10 kartų. Pažiūrėkit, kokie vaizdai. Dieve mano. Mūsų lietuvėlė labai graži. Ypač vasaros laiku. Kaip čia gražu. Dievulėliau. Nerealiai viskas atrodo. Viskas taip žydi, taip sutvarkyta. Ne. Čia tavo? Taip, vienodos apyrankės mūsų. Taip. Čia su gintaru. Graži. Man atrodo, jūs gėlės dėl pusės porcijos. Kokia minkšti. Ir labai skaniai kvepia. Labai skanus. Tokie švieži, minkštučiai, poručiai. Tokie tikri cepelinai. Dar tokių va šokoladukų pasiėmiau. Biržų šokolado. Čia bus dovanom lauktuvėm. Tai ką, šeimyna skaniai pavalgėm, ar ne? Labai skaniai. Labai skaniai, ne? Visiems patiko, tai užsukite. Biržuose gera. Va, Biržė biržuose gera. Skanus maistas buvo.